Taigi baigsis lauko diena, gamybiniai bandymai yra tęsiami, vėliau skaičiuosime derlingumą, skaičiuosime pelningumą ir ką reikėtų paminėti šiandien dienai, kokie darbai laukia ūkiuose. Taigi, purkšdami žieminius kviečius, kurie turi jau vėliavinį lapą daugumą atveju, mums reikės fungicido. Prie fungicido puikiai dėrės Delfanas Pliusas, dėrės Magniteksas, tai yra azoto, magnio ir labai nedidelis kiekis mikroelementų. Tai yra paskutinis paskatinimas augalo, kad jis galėtų dar suformuoti didesnius, tankesnius grūdus, kad jų būtų daugiau gausesnis derlius. Rapsuose, žieminiuose mes jau praktiškai iš tręšimo pusės nieko nebegalime padaryti, tik tai, kada jau apsimokės labai stipriai paskaičiavus, jeigu bus važiuojama su karbamidu, šalia karbamido pridėti 2 litrus Final kalio. Jeigu kalbėsime apie vasarinės kultūras, mums reikėtų nepamiršti, kad šiuo metu purškiami yra dirviniai herbicidai, augimo reguliatoriai, prie jų turėtų atsirasti jau labai gerai puikiai žinomas rūteris, turėtų atsirasti Delfanas Pliusas, manganas, cinkas ir žinoma, tas, kas augina kukurūzus, turėtų nepamiršti, kad prie herbicido turi būti panaudojamas būtinai cinkas, kuris puikiai dera su herbicidu, jis puikiai maišysis prie Meisterio Tradekorp manganas cinkas. Puikiai turėsime rezultatą, jeigu panaudosime nutrikomplekso trąšas, kurios yra universalios. Glicino betainas esantis rinkoje išskiria šios produktus iš kitų, kadangi gali augaliai judėti maisto medžiagos. Jis yra šiek tiek brangesnis, tačiau tai yra azotas, fosforas, kalis ir mikroelementai, bet kas įdomiausia, tai yra antistresantas jų viduje, kuris padeda augaliai judėti maisto medžiagoms. Rinkoje tokio produkto nėra, reikalinga pridėti papildomai antistresantus, tačiau naudojant nutrikompleksą su glicino betainu, mums antistresantas jau yra. Ir atsižvelgiant į šių metų kainas, mes galime sakyti, kad panaudojus nutrikompleksą su glicino betainu, nutrikompleks platinum, mes galime augalus pigiai ir efektyviai pamaitinti.